Na ką, o dabar orų prognozė tiems, kurie savo rankose jau laiko viršininko pasirašytą atostogų lapą. Jeigu ruošiatės pailsėti kaip tik svetur, dabar sinoptikų prognozės kaip tik jums. Štai Egipte ir Tunise oro temperatūra bus beveik vienoda, rytoj vidurdienį čia sulauksime apie 36-37 laipsnius šilumos. Na, savaime aišku, juk čia Afrika kitaip būti ir negali. Tuo tarpu Turkija gali didžiuotis turinti dešimtis puikių kurortų, į kuriuos atvyksta poilsiautojai iš visos Europos, na, tame tarpe ir Lietuvos. Jeigu nebijote karščio, galite drąsiai rinktis poilsį Antalijoje, čia rytoj bus net 37 laipsniai šilumos, o štai Marmaryje vos vėsiau 33 laipsniai aukščiau nulio, taigi visos galimybės ir pasideginti, ir pasimaudyti, ir pagulėti pliaže. Na, Graikijoje taip pat švies saulė ir tik Chalkidikės pusiasalyje bus šiek tiek vėjuota, na, oro temperatūra įkais iki 33 laipsnių. Tuo tarpu Rodo saloje taip pat bus porą laipsnių vėsiau, bet pakankamai šilta 31, o štai Kretoje labiausiai saulės lepinamoje Graikijos saloje termometro stulpeliai rodys apie 28 laipsnius. Prie Juodosios jūros Bulgarijoje irgi šilta bei saulėta, vidurdienį termometro stulpeliai pakils iki 31 laipsnių šilumos. Tuo tarpu Kroatijoje 1 laipsnių šilčiau 32. O štai Ispanijos padangėje rytoj sinoptikai prognozuoja saulę pro debesis. Barcelonoje oras įkais iki 32, na, o Maljorkos paplūdimiuose turėtų būti irgi žiauriai karšta 34.